Jau atsitinka, kad mūsų bičiuliai važiuojant neturi ką veikti ir naršinėja po Facebookus ir paskaito vieno tokio vatinio. Tikrai nesuklysime pavadindami jį ne tik vatinį, bet ir aršių kolaborantų. Tai toks buvo kadaise gerbiamas, truputį gerbiamas dėl buvimo Ukrainoje, taip vadinamas kabutėse žurnalistas Eldoradas Butrimas, kuris labai mėgo šmeižti Vytautą Landsbergį. Ir būtent ant Vytauto Landsbergio varydamas susirinko tam tikrą elektoratą prieš kelis metus. Tuo metu aš jį pastebėjau, įsidrauginau. Kažkiek stebėjau, bet prasidėjus pilno masto invazijai į Ukrainą, kaip ir supratau, kad buvo tas straipsnis, nebuvo, tie faktai iš piršto laužti, melai padauginti iš nulio, niekada netampa vienetų netgi. Bet šioje vietoje viskas vyko kaip ir okei. Kažkiek tai vyko, kol nepradėjo jisai šikti ant vieno gerai žinomo žmogaus. Jis pradėjo skambinėti visiems žmonėms, kuriuos pažįsta, tiksliau nepažįsta, kuriuos pamatė užtagintus Konstantino Gudausko postuose Facebook'e, tie, kurie remia Ukrainą. Jis pradėjo išlietis, pradėjo kažkiek tai draugauti, bendrauti, imti interviu, sekti paskui, mimikrimuoti, daryti kažkokį tai turinį ir panašiai. Apie mane rašė straipsnius, apie mūsų misijas, gyrė mūsų ir panašiai. Bet vienu metu jis pradėjo aiškinti, kad Konstantinas Gudauskas yra nusikaltėlis. Taip, jisai apgavikas, teistas už kriminalinius nusikaltimus Kazachstane, nors mes suprantame, kas yra Kazachstanas. Kazachstanas tai yra totalitarinė valstybė, kur bet kuris politinis aktyvizmas yra paverčiamas kriminaliniu. Tai Rusija daro iškeldama bylas ir prieš mane, ir prieš kitus aktyvistus, ir prieš Arūną Jasikevičių, ir prieš Ukrainoje kovojusius ir kovojančius lietuvius. Tai jie tai daro nuolat, paversdami aktyvizmą arba pasipriešinimą ginklu į paprastą elementarinį nusikaltimą. Tai yra vagystės, mariodaravimas, pedofilija, psichinės lygos ir panašus dalykai. Tai va, Eldoradas Butrimas pradėjo skambinėti visiems tiems žmonėms ir rašinėti, kad pasakyti, kad Konstantinas Gudauskas yra gėjus, gyvena su jaunų vaikinu, kas turėtų reikšti, kad jis yra ir pedofilas, kad Konstantinas Gudauskas iš vis negelbė nei vieno žmogaus. Ir ta žinia apie jo išgelbėtus žmonės iš Bučios yra iš piršto laužta, nors Ukrainoje yra šimtai gyvų liudytojų, kuriuos aš pats asmeniškai susitikęs ir juos buvo sutikęs Eldoradas. Jis pradėjo skambinti, netgi įrašyti ir aiškinti, koks Konstantinas blogas tiems žmonėms, kuriuos Konstantinas išgelbėjo. Tai yra žymus kompozitorius Igoris su žmona Svetlana. Ir Pochladai, taip. Ir aš jos irgi pažįstu gerai. Maža to, jis pradėjo rašyti anoniminius laiškus į ambasadas, į Lietuvoje esančią Ukrainos ambasadą, visiems žurnalistams, prisistatydamis no-name'ų ten kažkokių tai vardų. Ir aš dabar suprantu, kad tai yra Eldorado laiškai. Galimai Eldorado laiškai, ar negalimai, bet žinant jo aktyvumą ir tai lenda tie galai iš visų galų, bandant apjuodinti Konstantiną Gudauską, kurio pasakojimo motyvai sukurtas meninis filmas apie Bučią. Jisai pradėjo šikti ant gero ir labai adekvataus žmogaus, kuris galbūt keistas kažkiek tai, kuris galbūt ne visiškai suprantamas didesnį dalį visuomenės, bet tai tikras normalus žmogus. Bet visi tie naratyvai, kurie buvo panaudoti tame puolime, jie visada naudojami būtent Rusijos. Tai yra pedofilija, gėjus, vagys ir panašus dalykai. Toliau mes einame link to, kad nepavykus Eldoradui sunaikinti Konstantino, nors kažkiek tai apribojo jo veiklą Lietuvoje, žurnalistai nustojo dažniau imti interviu iš jo, jam tapo sunkiau būti matomu Lietuvoje. Eldoradas Butrimas pradėjo rašyti vis daugiau apie
Ukrainoje tikrai žinomus skaudulius, kurie mums neturėtų būti įdomus. Nes mūsų dalyvavimas paramos Ukrainai tiekime, valstybinių lygių ar mažų iniciatyvų lygių, jisai yra apolitinis. Mes negalime dalyvauti tuose procesuose kaip politikos scenos aktoriai. Mes galime tik matyti tai, stebėti tai, kažkur tai kažkaip tai patarti, kažkiek tai analizuoti, bet tai ne mūsų reikalas dalyvauti jų politiniuose žaidimuose ir batalijose. Todėl tie pasirodantis tekstai, išeinantis iš humanitarinių tekstų ribų, jie jau seniai tapo keisti ir mes juos pastebėjome prieš gerus kelis mėnesius, bet jam buvo to maža. Jis paskambino man ir pasakė, kokia Vilma yra bloga, nes jinai padarė kažką tai anksčiau. Ir aš jau esu tai girdėjęs apie Konstantiną. Aš esu girdėjęs apie visus tus žmonės. Kokie jie yra blogi. Kokie jų praeitis nešvari. Nors teistumų nei Vilma neturi praeityje. O Konstantino teistumo iš Kazachstano tai yra visiškai normalus reikalas. Lygiai taip pat kaip Ukrainoje didžioji dalis žmonių, aktyvistų tome tarpe, buvo teisiami arba net nuteisti. Vis tik Ukraina europizacijos ir demokratijos keliu eina sunkesniuoju keliu ir atsilieka nuo mūsų bent gerą 20 metų. Bet mes ne apie tai. Mes apie tai, kad tas žmogus paranoikas, dalyvavęs lygiai taip pat. Priminsiu, kad tai yra buvęs Respublikos žurnalistas ir mes žinome, kas yra Respublika leidinys. Mes žinome, kas dalyvavo Klonio gatvės proteste, o ten dalyvavo Eldoradas Butrimas. Su juo viskas aišku man. Bet tuomet Eldoradas Butrimas įsisuka į niekinimo bangą Vilmai Fioklai Kiure. Kas aišku, savaime įtraukė ir mane į tą ratą, nes mes su Vilma padarėme ne vieną garsią akciją. Mes nukalsime Kolrašą, kuri buvo mano požiūriu, tai ir Vilmos požiūriu, tai buvo visiškai aiški Rusijos suplanuota operacija, netgi galbūt padaryta kitų rankomis normalių žmonių per kelias rankas. Ir tie žmonės, tikrai garbingi žmonės, tikrai nežinojo, kur jie įsivėlė ir kokiam tikslu jie buvo panaudoti. Aš tikrai tikiu, kad tie garbingi žmonės Lietuvoje tikrai nesuprato, kur jie įsivėlė. Ir ta akcija karo pradžioje, pilno masto karo pradžioje, jinai buvo tikrai normali ir tikrai atrodė legitimiai. Bet klausimas vėlgi ne apie tai. Apie tai, ką panaudoja Eldoradas Butrimas savo, sakysime, kelrodė žvaigždę savo dabartiniuose postuose. Ir atsiranda pas jį Vorontsovas, kuriam mes turime daug klausimų. Tai buvęs Rusijos pilietis iš karininkų šeimos su labai keista gyvenimo pozicija. Jis prieš rusų mokyklų uždarimą, jis prieš rusų kultūros deanonsavimą arba cancelinimo kultūrą. Jis iki paskutinio rašė tekstus, kad karo tikrai nebus, negalėjo būti. Jo įmonė Leicher kuriais dirba vokiška įmonė, privatus šeimos verslas, jinai dirbo Rusijoje, Kaliningrade ir jis vadovavo tiems procesams, būdamas Lietuvoje, nors to pačiu gavo Lietuvos pilietybę. Lietuvos pilietybės gavo naturalizacijos būdų, ne iš pirmo karto. Ponia prezidentė Grybauskaitė labai nenorėjo pasirašyti jam to paso teikimo. Tai yra vieši faktai. Jis išmoko, tas pats Vorontsovas, kurį rėmė jau dabar, kurios žodžiais dabar jau remiasi ponas Eldoradas ir cituoja šios dienos poste, skamba taip. Aš turbūt perskaitysiu, nes vis tik reikia būti tiksliam, kad juos paneigti tos žodžius. Tai va, citata tokia. Palaukit. Taip. Citata yra pas mus tokia.
Pagalba Ukrainai neturi būti indulgencija, atvirkščiai kiekvienas padėtis turi būti neprikaištingos visuomenės akise. Labai pasilgau partijų reakcijos į savo narių veiksmus, čia apie mane rašo, nes aš esu konservatorių partijos narys. Ir kiekvienas turi prisiminti, Lietuva yra demokratinė šalis. Vas būtent. Dabar, kaip matuojamas Lietuvoje neprikaištingumas, ta prasme. Tai yra idealai, ne? Pasak Vorontsova ir jau Butrimas tam pritarė, kad žmogus turi būti neprikaištingos reputacijos. Dabar leiskite man grįžti truputį į kitą situaciją. Ukrainos dabar kariuomenė kviečia kariauti ir vyksta į tą karą labai daug žmonių iš kalėjimų. Tai dabar jie neturi teisės kovoti iš savo šalį, pasak Vorontsovo, nes jų reputacija yra priekaištinga. Arba, pasak to pačio Vorontsovo, tai va šioje vietoje jis nepalaiko ir mūsų premjero. Ar palaiko, nes premjeras visiškai priekaištingos reputacijos žmogus, bet jisai valdo valstybę. Tuo tarpu, jeigu Vorontsovas kalba apie mane, tai ponas Valdas Bartkevičius neturėjo nei vienos bylos išskyrus vieną pradėtą ir užbaigtą per savaitę, kurią iškėlė Lietuvos žmogaus teisių centras pernai. Bet nebuvo jokių kitokių bylų Lietuvoje ir užsienį prieš poną Valdą Bartkevičių. Niekada. Tai čia yra neprikaištinga reputacija? Ar vienos bobos pasakos yra jau reputacijos sugadinimas? Ir klausimas dabar, apie ką kalba Vorontsovas? Nes vienos partijos narys šitoje komandoje esu tik tai aš. Tai demokratija yra ir būtent ir yra tai, ko Vorontsovas nesupranta. Tai yra kaltinimai man yra iškelti Rusijoje, jo tėvynėje. 2 kaltinimai, kol kas. Ne paskutiniai greičiausiai. Ir tie kaltinimai bus man sunkus. Man gresia ilgi metai kalėjimo, jeigu Rusija mane suims kažkur tai. Jeigu keliausi po pasaulį. Keliauti po pasaulį aš negaliu. Rusijoje man iškelta byla, viena, antra byla, tai nesvarbu. Rusija galimai gali pasikėsinti mano gyvybę, nes iš aukščiausių scenų kalba Zakharovos ir Solovjovai. Ir mes žinome, kad tokios kalbos iš tokios scenos nebūna šiaip sau apie nieką. Tos kalbos kažką tai reiškia. Ir jos reiškia realią grėsmę man. Bet čia įsijungia visa prorusiška agentūra, kuri yra latentinė. Jinai neaiški, jinai neapibrėžta. Jinai truputį galbūt už Europą, galbūt truputį už NATO, galbūt truputį už gynybą, galbūt truputį netgi Šaulių sąjungoje tie žmonės esą. Ir jie kalba apie demokratiją. Demokratija yra, kad žmogus privalo gali apsiginti, jeigu jam yra mesti kaltinimai. Bet kaltinimus meta ne teisėsauga, ne tie, kurie remia, o meta kaltinimus iš piršto laužtus vienos bobos persakytus, prieš kurios negalima apsiginti šiaip sau, nes jie irgi panaudoja sukčius ne su šauktuku, o su klaustuku, nes maždaug jie klausia, ne? Jie manipuliuoja savokomis. Jie panaudoja tokius metodus, prieš kurios yra labai sudėtinga apsiginti būnant Ukrainoje, negalint reaguoti staigiai į tuos puolimus. Ir tuo pačiu tame naujame poste pas Aldrado Butrimą atsiranda Linas Karpavičius, nacionalinio susivienijimo vienas iš lyderių, su labai aiškia pozicija, kuris, būdamas nacionalinio susivienijimo atstovų, jisai už rusų kultūrą, jisai prieš skiepus, o stebuklas, jis prieš skiepus, ir Aldradas Butrimas įtari prieš skiepus. Ir Linas Karpavičius yra, kas jį galite paskaityti. Jis yra melo skleidėjas Lietuvoje ir tai patvirtino Lietuvos LRT faktai. Tai yra viešų šaltinių informacija. Ir tai yra kelrodės žvaigždės Eldoradui Butrimui. Dar Skirmantas Malinauskas, jam irgi kelrodės žvaigždė. Ir kažkokiu tai keistų būdų, tai visi trašomis prasmirdę veikėjai, rusiško verslo atstovai, jie susibūrė į vieną koaliciją prieš tuos, kurie nori, kad Lietuva būtų derusifikuota, dekultūrinta rusiškos kultūros palikimo, kuris yra
mums girnapusė nešanti mus į mirtį. Tokie žmonės susijungia vieną šūdo kamolį, kad panaudoti visus esamus argumentus, kaltinant nemokėjimu kalbėti su publika, siunčiant ant 3 raidžių tuos, kurie verti ne tik būti pasiustais, o ir šveštais į jų mėgstamą Z parašą. Jie naudoja tos argumentus ištrauktus iš konteksto, kalbant apie kai kurios dalykus didžiąją prasme, bet panaudojant iškirptus žodžius labai siaurąją prasme. Jie manipuliuoja informaciją taip, kaip nori, neduodami teisės kitiems oponentams apsiginti, nes jiems nereikalinga mūsų gynyba ir demokratinė diskusija. Jiems reikalinga nuskandinti tuos, kurių negali nuskandinti tie, esantis Rusijoje. Tie, kurie negali pasiekti kol kas mūsų judančių pastovių režimų tarp Vilniaus ir Kijevo bokštų. Ir tai yra pagrindinis Rusijos tikslas – sunaikinti bet kokią priešpriešą prieš juos, kad jiems būtų lengviau ateiti į mūsų. Rusai supranta, kad ginklais jie mūsų gali nepaimti. Ir jiems būtina užnuodyti ir laimėti žmonių protus. Ir jie naudojasi jiems seniai pažįstamais įrankiais. Tai yra kultūra, tai yra Orbokaitės, Meladzės, Šudadzės, visas tas mėšlas, kuris plaukia pastovių nuolatinių srautų, nesusikoncentruodamas į vieną datą, o visų metų bėgėje išmėtytas į skirtingas datas, kad tas nuodas būtų mums skiepijamas pastoviai, ne mums. Mūsų neįmanoma apnuodyti. Mes buvome nuodyti sovietiniais metais. Mes supratome, kas vyksta ir mes suprantame, kas vyksta dabar. Bet daugelis žmonių, kurie nesupranta, kas vyksta Ukrainoje, tas nuodas yra pilamas stabiliomis dozėmis į jų nesubrendusias smegenis. Tai nėra blogai, kad žmonės gali būti skirtingo intelekto. Tiesiog taip yra. Bet būtent tokiuose smegenyse prigyja melo daigai. O melas yra stiprus ginklas. Jis sunaikina tiesos uglius. Jis sunaikina tos gležnus rožės žiedus, gegužės pradžios šalnos pakastus. Aš suprantu, kad žmonėms, kurie tikrai supranta, kas vyksta, nereikia aiškinti tų dalykų. Bet yra žmonės, kurie ant ribos, kurie bando įsivaizduoti demokratinę diskusiją kaip įmanoma veiksmą. Ir aš noriu patikinti jūs, mano brangieji, kad demokratinės diskusijos su mūsų priešais būti negali. Nes bet kurioje demokratinėje diskusijoje jie mus suvalgys kaip viščiukus. Vanagas atskridęs ankstų vasaros rytą. Tiesiog. Kitaip negali būti. Mes privalome kovoti ne su baltomis pirštinėmis ir baltais chalatais, o realiais ginklais, muždami per jų galvas, kapodami tas hidros galvas, kurios vis bando ataugti ir bando daugintis. Tokių Eldoradų būtrimų yra šimtai. Ir jie susibūrė į vieną krūvą, dalinasi savo melu, multiplikuodami tą melą jau ne iš nulio, o iš didesnių skaičių. Ir jie atrodo stiprus, nes mes, kritiškai mąstantis, esam paprasčiausiai labiau orientuoti į save, o ne į bandą. Mes bandos vedliai būname vieni, dažnai vieni, arba būname keliese. Mes nenorime būti bandoje, nes tiesiog mūsų intelektas ir mūsų protinės savybės yra truputį kitokios. Bet mes norime, kad mūsų išgirstų ir suprastų, kas vyksta.
o vyksta totalus hibridinis karas prieš mus. Tai ne tik karas Ukrainoje, tai yra tie patys naratyvai panaudoti pas mus, kurie buvo naudojami ir tebe naudojami Ukrainoje. Tai yra bet kokios žinutės iškirpimas iš konteksto ir išplatinimas milijoniniai auditorijai, taip sulaukiant milijoninės sklaidos. Tai paniekinant teisėtai išrinktas vyriausybės, tai paniekinant tuos žmonės, kurie verifikavo save savo darbais. Ir Viktoras Varantovas meluoja, nes tiesiog karas tai yra išgyvenimas. Ir visi tie, kurie yra gėrio pusėje, nesvarbu, kas jie buvo vakar, jie turi teisę atstovauti gėrį, nes laikas pas mus yra iki karo ir po jo. Ir kitaip negali būti. Bet bus laikas po karo, kada mes galėsime tikrai daužyti snukius ir galėsime nubausti tuos, kurie prisidėjo prie rusų propagandos skleidimo, prie rusų naratyvų diegimo ten, kur atrodytų jie jau turėtų būti išnykę. Ir aš labai noriu, kad tie žmonės anksčiau ir vėliau būtų nubausti, bet ne vienos bobos pasakymais ar melo įpilimais, o būtent teismo, kuris įrodytų jų priklausimą prorusiškiems pinigams, prorusiškiems verslams, prorusiškai agentūrai, kurie yra neprorusiškai, tai yra paprasčiausiai nupirkti rusų agentai. Ir tas agentų veikimas yra netiesioginis. Reikia suprasti, kad niekas iš tų žmonių, kurie dalyvauja tose schemose, nepaėmė tiesiogiai rusiškų pinigų. Tie pinigai nepapuola pas juos tiesiai ir išvis gali nepapulti. Įtakos agentai tai yra per kelias rankas. Tai yra idėjiniai idiotai, kurie gali skleisti tą informaciją netgi nemokamai. Tokiam Eldorado nereikia daug pinigų pragyvenimui. Bet jis labai nori laimėti prieš Landsbergį. Ir tai yra jo gyvenimo tikslas. Nes Landsbergis pavogė šiferį. Ačiū visiems. Geros dienos. Slava Ukrainai ir vardan tos.